berniukai ir mergaitės, visi, kas ką tik prisijungė. Taip, radistai Jonas ir Rolandas su jumis Palangoje ir norim pristatyti 6-ąjį Exit Pairio savaitgalį čia Palangoje. Šiandieną papasakosime jums ir aptarsime visas slaptas vieteles, kurias tik tai mums pavyko sužinoti iš vietinių gyventojų. Papasakosim jums, kur reikia ir privaloma apsilankyti dienos metu atvykus čia į geriausią iš viso Pairio miestą ir ką reikia daryti po to, kai baigėsi šokiai. Šokiai Exito klube. Labadiena, kuo jūs vardu? Albertas Petkevičius. Atstovauju Palangos gintaro meistrų gildiją, esu pirmininkas. Kokio dydžio gintaras didžiausias buvęs yra jūsų rankose? Virš 2 kilogramų. Kiek kainuoja toksai 2 kilogramų luitas? Panašiai aš taip įsivaizduoju šiais laikais apie 20 000 litų kažkur taip. Turėtų. Mažiausiai. Kaip atrodo, pavyzdžiui, neapdirbtas gintaras? Ar čia yra toks gabaliukas? Va čia yra. Kas iš gamtos? Nieko nedaryta. Gintarai iš esmės yra sakai. Taip. Kokio medžio? Pušis. Pušės sakai. Antra vieta. Šiandien norim aplankyti labai žinomo ir, manau, kad stipriausio modernisto čia Lietuvoje. Kreiziškiausio, beprotiškiausio Skulptoriaus Antano Mončiaus namus. Muziejų. Jam jau sukakę būtų dabar 90. Jo darbai buvo eksponuojami kartu su Picasso, draugai mano. Ir, aišku, savo gražiasias dienas baigė Paryžiuje, kaip ir priklauso tikram menininkui. Je t'aime, je suis élève de 10e classe. Arba tiesiog mademoiselle, je pense que tu es très belle. Jeigu tu išeini iš Exito, perini per gražų geltoną naują tiltuką, Basinavičiaus gatve ir atsiduri ties kalniuku. Perkopk jį. Anksčiau čia buvo mažas geležinkelis. Taip, mažas geležinkelis prieš 150 metų ir dėl jo kalties atsirado Palangos tiltas. Čia, perlipus tą visą gauburėlį, tu pamatysi labai gražų pastatą, senovinį. Buvo anksčiau čia gaminamos plytos. Plytos buvo gabenamos į Latviją, kadangi tai yra labai sudėtinga, nes nebuvo įvairiausių kelių. Buvo nutiestas mažas geležinkeliukas iki pat jūros, pastatytas uostinis tiltukas ir taip laivais buvo gabenamos plytos. Ir taip Tiškevičiai kalė babkes. Ne, iš tikrųjų tai prastai jiems sekėsi. Numeris 4. For the ladies, 2 for the bitches, 3 for the money, 4 numeris 4 spektakliui. Štai šioje vietoje prieš 112 metų buvo pats pirmasis spektaklis Lietuvoje Ever and Ever, kurį sukūrė lietuvaičiai. Amerika pirtyje. Iš kur tu žinai, jeigu aš tau pasakoju? Aš žinau, tiesiog vakarai išėję iš klubo Exito, prisėskite ramiai prie fontanėlio su Juračiu ir Kastyčiu ir pasižiūrėkite, kokiegi čia spektaklį praeina. Manau, kad matysit spektaklį daug. Penktoji slapta vieta Palangoje, kurią radistai atrado, tai yra seniausia Palangos vaistinė. Taip pat čia yra memorialinis paminklas. Jame viduj kaba didžiulis krokodilas. Šiais laikais gyvatė simbolizuoja lygiai tą patį, ką anksčiau reiškia krokodilas. Aputieka. Kuo jūs vardu? Neringa. Saulius. Ar jūs esat pora? Nuo šiandien. Jūs susipažinot čia Exite? Taip. Kokią slaptą vietelę jūs planuojat šiandien atrasti? Prie jūros. Kopose. Ups! Papasakok, kokia yra slapčiausia Palangos vieta? Turbūt tik pusai kopos. O ką veikiai kopose? Kaip pasakyti, draugiškai taip. Ar sostinė žino, kur Palangoje yra slapčiausios vietos? Taip, Exitas. Vienareikšmiškai Exitas. Jeigu tu esi save gerbiantis lietuvis, tu čia atvyksi kiekvieną savaitgalį.
Štai ir baigėsi dar vienas šventiškas savaitgalis Exite. Turim dar gerą vieną žinią. Ignas, Exit vadovas, nusprendė, kad bus dar 10 savaitgalis. 10 paskutinis savaitgalis. Ir visai netrukus Exitas išleis dar vieną Exit Summer Compilation 2011. Taigi nepamirškite dar stebėti ir užsukite į Exito Facebooką, kadangi būtent jame sužinosite visą informaciją apie Exit Boat of Adventure. Sekite toliau, žiūrėkite, kas buvo ir mes jums papasakosim labai išsamei viską iš pirmų lūpų čia Exit Pairio serijoje.